Sveiki sugrįžę į tiesioginę Delfi dieną. Na ir dabar tęsiame pokalbis apie tai, kas iš tiesų žemiška ir be galo svarbu. Štai projektui Norfai rūpi šį rugpjūtį jau sukako 1. Lygiai prieš metus portale Delfi pasirodė pirmosios prekybos tinklo Norfa teikiamos paramos gavėjų istorijos, kuriuose jie atvirai pasidalino, su kokiais rūpesčiais susiduria kasdien ir kaip jiems galėtų padėti finansinė parama. Projektas mūsų šalies laukia labai didelio susidomėjimo ir pritraukė tūkstančius paraiškų. Paramą per metus gavo daugiau nei 130 žmonių. Papasakota per 100 istorijų. Išdalinta daugiau nei 300 000 eurų paramos. Nuo šių metų gegužės iki 30 000 eurų augo ir per mėnesį skiriama suma paramai. Taigi šiandien laidoje pasikalbėkime su projekto dalyviais Daiva Abramavičiūtė Kulvinskienė, jos vyru Valdu Kulvinsku, sveiki gyvi. Sveiki. Ir su Algimante Kruminyte, kuri šiuo metu vieši Varšuvoje, kaip tik tai sveiki gyvi, Algimante. Labą dieną, sveiki. Pirmiausia, žinokit, nuo jūsų šeimyną norėčiau pradėti ir klausti. Na, papasakokite mums visiems atvirai dar kartą, jau aišku, ne kartą dalinote šią istoriją, bet be galo įdomu būtų dar turbūt sužinoti ir tiems, kurie nėra susidūrę su jūsų istorija, neteko jiems girdėti, na, su kokiais tai sunkumais, iššūkiais kasdien jums tenka susidurti, auginant 2 vaikus turinčius Dauno sindromą. Na, pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad mes iš viso auginam 3 vaikus. 2 iš jų turi Dauno sindromą ir turim didžiąją dukrą, neurotipinę. O sunkumai kaip ir visų tėvų, tie tokie bendri rūpesčiai. Bet žinoma, kad tiem vaikam mažiesiems mūsų tikrai reikia žymiai daugiau dėmesio ir lėšų, ir visokių terapijų, visko žymiai daugiau. Ir kartais taip nesinori nuskriausti didžiąją, nes jie irgi labai reikia ir tėčių, ir mamos. Na taip, tai pirmiausia, turbūt dėmesio reikia, ar ne? Visiems vaikams kažkaip tą reikia padalinti, sugebėti. Tai čia irgi reikia turėti ir laiko, ir gebėjimų. O kaip jūs išgirdote ir kodėl nusprendėte kreiptis į projektą Norfai rūpi? Apie projektą tai išgirdom socialiniuose tinkluose, kad toks yra ir kad tikrai išpildo daugelių žmonių bėdas, tiksliau pasirūpina žmonėmis. Na ir mes labai norėjome šiemet išvykti į žmonių su negalia Vilties. Taip, Vilties organizuojama 37 stovyklą. Nes ten tiesiog tai nėra paprasta stovykla, tai vieta, kur visi priimami tokie, kokie jie esą. Ir tie žmonės su negalia, jie ten jaučiasi suprasti, priimti, juos myli tokius, kokie yra. Ir mes, kai buvom pirmą kartą, mums buvo toks atradimas, kad yra tokia vieta, kur tu esi reikalingas, kur suprastas, priimtas, ne tik tie mūsų vaikai, bet ir sesė, kuri tikrai, kaip neįgalių broliai ir sesės dažnai vadinami stikliniais vaikais, nes tiesiog taip jau gaunasi gyvenime, kad jie gauna mažiau to dėmesio. O ten mes stovykloje per sesį buvo taip priimta kaip lygi, jinai jautėsi savimi, jinai nebijojo bendrauti, jinai bendravo su savanoriais, kurie kaip su lygia bendravo su ją. Jinai suprato, kad yra ir kitų žmonių, kurie turi tokių pačių brolių seserų, kuriems taip pat sunku, rado daug bendraminčių. Ir mes tėvai sulaukim tiek palaikymų, tiek to tikėjimų, kad čia viskas gerai, kad ta negalia yra nekliūtis, gyvenimas nesibaigia. Labai svarbu toje bendruomenėje būti ir jaustis, kad priklausai ar ne kažkam ir vieni kitus gali palaikyti. Čia labai svarbi žinutė, ką pasakėte. Tai suprantu, sėkmingai pavyko stovykloje sudalyvauti, viskas gerai, ar ne? Taip, mes sudalyvavome, bet žinokit, sudalyvavome nesumokėję pinigėlių, paskui tik tai viską susitvarkėm. Na, svarbiausia, kad visi tie techniniai niuansai išsisprendė. Viskas labai puikiai. Taip, ir viskas puikiai praėjo. O jeigu, šeimai reikalinga kokia papildoma pagalba, auginant vaikus su negalia, kiek realiai šiandien jos galima tikėtis iš valstybės? Ar susidurėte su kokiamis situacijomis, kai norint jos gauti, tenka nueiti labai ilgus kryžiaus kelius? Čia
Čia man. Gal sakykime taip, valstybės tikrai pagalbos gaunam daug, jinai yra tikrai svarbi, bet tos neužtenka, nes tų terapijų mums reikalinga žymiai daugiau, nes pavyzdžiui neskiriama yra terapija, delfinų terapija, žirgų terapija, šunų terapija, kurios ypač yra efektingos. Ir visiems tiem poreikiams tikrai reikia nemažai lėšų, tad mes džiaugiamės, ką galim gauti. Dar yra vienas svarbus dalykas, kad kadangi tų lėšų ne visada pakanka, tai mes esame įkūrę Skomanto ir Vijūnės labdaros ir paramos fondą ir labai džiaugiamės, kad mūsų artimieji, draugai, pažįstami, nepažįstami žmonės tikrai labai prisideda prie tos pagalbos, kad ugdant vaikus, nes esame įkūrę ir vaikų kanalą, daliname socialiniuose tinkluose ir Facebook'e, ir Instagram'e, kaip jiems sekasi visas tas ugdymas ir labai žmonės geranoriški Lietuvoje, kurie stebi ir prisideda. Tai tikrai esam dėkingi visiems. Ir patiems žiūrintiesiems turbūt be galo naudinga yra pamatyti, sužinoti, kiek daugiau, ar matote to vertę kitiems. Iš tikrųjų taip, aš galiu dar net padėkoti keliautojui, žurnalistui Orijui Gasanovui, kuris tiesiog pasakė, darykit vaizdo įrašus, pamatysit, kaip žmonėm įdomu, ką jie daro. O mums galvo, naujiena, tai sako, tai ką jie daro, ir bus įdomu, tai blynus ten kepė, filmavom, tiesiog spaudžia sultis, dar kažką daro, vaikai pasirodo, tai yra efektingiausia, žiūromumas tikrai yra nemažas. Fantastika, tai tikrai linkėjimai Orijai, nuostabu, kad tokia idėja jums pametė ir kad jums, aišku, užteko ryžto drąsos imti ir daryti ir viskas, ir štai matot, kaip puikiai pasiteisino. Pradžiai buvo sunku, atrodė, bet po to vaikai labai įsitraukė, nori ir filmuotis dabar visur, ką darysim, tenais irgi valgyti, filmuok, tėte, filmuok. Nuostabu, tai įnešė be galo daug džiaugsmo, matau jūsų šeimo ši nauja veikla. Dėkuoju už pasidalymą.